Mėly kanalo svečiai, sekėjai, sveikinasi savo kanale Mystic Mama ir šiandien mes tęsime astrologinės prognozes 2026-iesiems ir mėly liūtai, zodiako karaliai, šiandien yra jūsų eilė. Taigi, kągi atneš 2026-ieji? Pasikartosiu, kad 2026 metai tai bus naujos pradžios metai labai daug kam. Tai metai, kurie reikalaus aktyvumo, kurie reikalaus nesėdėti vietoje, stebėti visas naujoves, inovacijas, technologijas, būti tiesiog koja kojon su pažanga, būti aktyviems, inovatyviems, rodyti savo, tokią lyderystę. O ką būtent jums, mėly liūtai, siūlo žvaigždės 26 metais, pasižiūrėsime tuoj pat, tik primenu, kad tai yra bendroji analizė, jeigu jūs norite sužinoti būtent jums, kas lemta 2026-aisiais, prašau rašykite man tiesiogiai dėl asmeninės konsultacijos. O jeigu jūs dar iki šiol nežinote pagal Vedų, būtent astrologiją, kas jūs esate, koks yra jūsų ascendentas, jūs galite drąsiai rašyti savo gimimo datą, laiką ir gimimo vietą komentare ir aš būtinai jums padėsiu nustatyti. Taigi, liūtai, pradėkime nuo Saturno. Visus 2026 Saturnas bus jūsų 8-ajame būste. Saturnas tai yra mūsų griežtas mokytojas, kuris, tiesiog tikrina, kaip mes darome savo namų darbus, kaip mes gyvename ir pagal tai arba apdovanojimus, arba atneša tam tikras karminės pamokas. Ir 8-asis būstas tai nėra vienas iš lengviausių būstų. Čia Saturnas gali duoti visų pirma potraukį gilintis į save, į psichologinius dalykus, gali atsirasti noras eiti į numerologijos, astrologijos kursus ir per tai gilintis į ezoteriką. Jeigu jaučiate jau dabar tokį potraukį pažinti save, pažinti kitus žmonės, suprasti, kodėl ir kas vyksta jūsų gyvenime, aš kviečiu taip pat ir savo numerologijos mokymus, tai yra karminės numerologijos mokymus. Per šiuos mokymus sužinosite, su kokiom užduotim gimėte, kodėl tam tikri įvykiai atsitinka jūsų gyvenime ir labai daug ką apie viską galite pamatyti ir sužinoti mano puslapyje mysticmama.lt. Taigi Saturnas jis kvies ne tik analizuoti giliau save, bet ir gali duoti tam tikrų karminių pamokų, išbandymų, iššūkių, kurie susiję su finansais ir tai labiau netgi susiję ne jūsų asmeniniais finansais, bet jūsų partnerio finansais arba jūsų skolintais finansais, taip kaip paskola arba leasingas. Taip pat tokia Saturno padėtis gali duoti tokį poreikį, norą keisti kažką savo gyvenime, keisti darbo kolektyvą, keisti savo socialinę padėtį, keisti finansinių pajamų šaltinį. Ir atneša be abejonės pamokas tame. Taigi Saturnas čia tikrai gali kviesti kažką tai užbaigti, išanalizuoti savo gyvenime. Keliaukime toliau prie kitų planetų, kurie iš tikrųjų Jupiteris, tai yra sėkmės planeta, tai yra mūsų guru, mokytojas ir dažniausiai Jupiteris būna viename ženkle vienerius metus, bet jau 2025-aisiais Jupiteris buvo labai greitas ir jis sugebėjo pereiti per 2 ženklus, per dvynių ženklą ir taip pat kažkiek tai įeiti ir pasižiūrėti į Vėžio ženklą ir vėl jis dabar dvyniuose, todėl iki pat birželio mėnesį aktyvus bus jūsų 11 būstas.
11 būstas tai yra apie draugus, apie sociumą, apie komandas, apie organizacijas. Jūs galite plėstis šitoje srityje, jūs galite ir organizuoti patys kažkokias tai komandas, grupės, jūs galite įeiti į tam tikras grupės, tapti tam tikrų grupių, visuomeninių grupių dalimi. Galite labai plačiai apie save pareikšti pasauliu, galbūt daugiau reikšti socialinėje erdvėje. Labai palankus metas iš tikrųjų svajoti ir pagaliau gauti vaisius tų svajonių. Nes gali būti taip, kad dar 2023-2024 metais jūs labai daug dirbote ir dirbote ir savo ir ne savo darbus ir pagaliau jau nuo 2025 antrosios pusės iki pat 26 metų pirmos pusės tai yra metas, kada gaunate vaisius už savo darbus. Jūs galite pakilti pareigose, jūs galite gauti pakilimą net atlyginime. Ir visa tai yra Jupiterio darbas. Nuo birželio 2026 metų birželio Jupiteris pereina į jūsų 12 būstą. Astrologija 12 būstas tai yra ir išlaidų būstas, tai yra ir užsienio būstas, tai yra tam tikrų, tokios vienatvės būstas, tam tikrų praradimų būstas, ne? Ir čia, kai jūs gaunate, tuos visus vaisius, tai čia ir yra mano palinkėjimas jums neištaškyti, kažkaip pasaugoti, galbūt kažkur tai investuoti tuos pinigus arba turėti tą pagalvę, nesaugumo pagalvę, nes kai Jupiteris pereis į jūsų 12 būstą nuo birželio mėnesio, gali padaugėti tų būtent išlaidų. Galbūt jūs nuspręsite nupirkti kažkokį tai prabangų, nežinau, ar mašiną nusipirkti prabangę, o galbūt paimti paskolą būtent susijusi su būstu, praplėsti savo būstą, galbūt leistis į kelionę į užsienį, labai palanku nuo birželio mėnesio, būtent leistis į kažkokį tai kelionę, ypač piligriminę kelionę, pavyzdžiui, po vienuolynus, aplankant labai tolimus kraštus ir tolimas vietas, tai yra labai palanku. Taip pat, kai Jupiteris užeis į tą 12 būstą, gali būti taip, kad tai tiesiog prasidės toks permąstymo laikotarpis, kai norėsis daugiau laiko skirti savo pačiam, pabūti vienatvėje, galbūt išaugs noras išbandyti dvasinės praktikas. Labai palanku šiuo laikotarpiu irgi prisižiūrėti savo sveikatą ir galbūt labai tinkamai pasirūpinti savo poilsiu, nuvažiuoti į sanatoriją, nuvažiuoti į tam tikrą kelionę su poilsio reikalais. Tai tas Jupiteris, jis antroji 2026 metų pajungs tokius procesus, kur būtų palanku tikrai leisti laiką vienam, apmąstyti 12 metų ciklą, kas buvo, ką aš pasiekiau per tuos metus. Ir jau spalio mėnesį 2026 Jupiteris žengs į liūto ženklą. Tai liktais toks galimybė pažiūrėti vėlgi į ateitį. Ir čia Jupiteris atneša jūsų gyvenimą tokį aiškumą. Nuo birželio gali būti toks truputėlį pasimetimas, kur aš einu, su kuo aš einu, kodėl aš einu, kosgi yra mano kelias. Bet nuo jau spalio mėnesį ateina tas aiškumas. Jupiteris čia yra jūsų asmenybės būste, kur jūs tampate ryškia asmenybė, kur labiau aiškiau matote savo kelią. Todėl toks kelias, Jupiterio kelias po jūsų būstus ir sukurs tokias patirtis. Taip pat noriu pasakyti, kad jau 2025 metų antroji pusė ir dabar iki 2026 metų
kažkur tai birželio mėnesio, ne, bus labai aktyvus ir labai aktualus jūsų 5. būstas. Ten bus kažkokios tai permainos, kažkas vyks. 5. būstas tai yra romantiniai santykiai. Taip pat tai yra viskas, kas susiję su vaikais, ne, kažkokios tai permainos su vaikais, gali būti kažkas susilauks vaikų, kažkam tai yra pokyčiai santykiuose su vaikais, taip pat gali būti pokyčiai kūrybiniai jūsų veikloje, ne, kaip aš save prezentuoju, gali ateiti poreikis, galbūt jeigu jūs bijojate tos viešumos, pagaliau jūs atveriate savo talentus, einate, žengiate drąsiai į tą sceną ir kažkaip dėstote, pradedate dėstyti tuos dalykus, apie kuriuos jūs esate arba kuriuose jūs esate ekspertas, specialistas. Tai šitas būstas, ne, romantiniai santykiai, vaikai, jūsų talentai, kūrybiškumas yra tokioj, na, prožektorių šviesoje ir ten tikrai gali vykti pokyčiai. Gali pokyčiai vykti jūsų investicijose, ne? Galbūt noras ateis pažinti vedų kultūrą, vedas, dainuoti mantras, netgi tokiame dvasinėme lygmenyje gali ateiti begalinis noras kažko tai mokytis, tęsti galbūt mokslus, nes 5. būstas irgi jis atsako ir už mokymas. Taigi arba patys jūs mokinsite kitus, arba jūs eisite į kursus ir į mokymus, galbūt gausite antrąjį išsilavinimą. Čia yra labai svarbu paminėti. Na ir be abejonės mes turime apžvelgti Rahu ir Ketu jūsų horoskope, šias planetas. Taigi praktiškai visus 2026 Ketu bus jūsų 1. būste, o Rahu 7. Taigi ta ašis 1-7 kalba apie tai, kad 2026 metai jums bus be galo svarbus, jūs kaip asmenybė keisitės, įvyks pokyčiai, transformuosis būtent jūsų pasaulėžiūra, jūsų mintis, kaip jūs mąstote, kaip jūs matote šį pasaulį. Ir be abejonės tavo transformacija aš ir kiti žmonės. Čia, sakyčiau, labiau eis visas fokusas, ne, į kitus žmonės. Jūs netgi tam tikrą prasme save pamiršite, jūs tam tikrą prasme netgi būsite iki 2026 metų praktiškai pabaigos, kažkur tai lapkričio mėnesio, toks kaip ir nepastebimas. Žinote, einate į kambarį, liūtai, jie visada, kai eina į kambarį, na, visi turėtų pasisukti, nes tai yra centro toks magnetas, dėmesio magnetas, o čia per šiuos metus atrodo, kad jūs esate nepastebimas arba norite pasislėpti į vidų, ne? Vyksta labiau toks darbas, begalinės transformacijos jūsų viduje, o ne išorėje. Bet kas vyksta išorėje, tai tas būtent komunikacija su kitais žmonėmis. Visų pirma, tai ir komunikacijos su jūsų sutuoktiniais, su jūsų partneriais, su antraja pusė. Per 2026-uosius, jeigu jūs dar esate vieniši, jeigu ieškote antrosios pusės, tikrai yra labai didelė tikimybė sutikti tą antrąją pusę. Jeigu jūs esate santykiuose, tie santykiai gali būti nelabai, nesakykime, vėlgi priklausom nuo tos karmos, kurią jūs nešate, arba gali pagerėti jūsų santykiai su jūsų sutuoktiniu, arba kaip tik Rahu gali išpūsti tuos santykius, atnešti tam tikros iliuzijos, jūs galite matyti savo antrąją pusę, na, geresniu negu jis yra, bet kai jau šis tranzitas nueis, jau čia į 2026 lapkritį, galite nuimti tuos rožinius akinius ir pamatyti, kad, na, iš tikrųjų aš čia viską pati savo sugalvojau, ne, tai nėra realybė. Todėl be abejonės tokius svarbius sprendimus tuoktis, pavyzdžiui, geriausia priimti jau metų pabaigoje, kai Rahu neveiks šią zoną ir nebus tų rožinių akinių. Taip pat šie metai labai palankus
komunikuoti, bendrauti, daryti kažkokį tai verslą su kitais žmonėmis, leistis į užsienio keliones, leistis į bendradarbiavimą su užsieniečiais labai palanku. Na, o jau lapkričio mėnesį ir jau tęsiant tą kelionę į 2027-uosius Rahu, jau labiau veiks jūsų šeštąjį būstą, kur bus aktualu ir režimas. Ir vėlgi tas darbas, ne tai, ką jūs pradėsite 2026-aisiais, kaip pradžia, galbūt jūsų verslo, jūsų santykių su kolegomis pradžia, prasitęs į 2027-uosius, 2028-uosius, kaip tokį ateis metas, kai bus labai daug darbo, kai darbas bus aktualus, darbo santykiai, konkurencija, konfliktų valdymas, na, o Ketu čia kvies labiau jūs, atsisakyti tam tikrų dalykų, galbūt nebus tiek daug laiko skirti būtent dvasiniams praktikoms, nebus tiek daug laiko skirti poilsiui, visas dėmesys nukeliaus būtent į darbus. Todėl verta pasiruošti ir verta tikrai skirti tam tikrą laiko dalį 2026-aisiais dar iki lapkričio mėnesio ir pailsėti, atstatyti savo sveikatą, ypač, sakyčiau, nuo birželio iki spalio mėnesio. Tokia buvo prognozė jums, mieli liūtai. Nepamirškite prenumeruoti, nepamirškite paspausti patiktuką, tai leidžia man augti, leidžia ir kitiems atrasti šiuos video formatus ir aš linkiu jums nuostabiausių, geriausių, pačių laimingiausių 2026 metų. Ate.